Jei esi tvirtai apsisprendusi ir nusiteikusi padaryti viską dėl savo svajonės, į X Faktoriaus atrankas gali ateiti net su plyšusiais raiščiais. Aš turiu X Faktorių! Manęs niekas nestabdo, todėl kad aš to noriu labiausiai. Ir nesvarbu, ar tai yra gipsas, ar tai yra kažkokios kitos kliūtis, aš jas visas įveiksiu ir padarysiu, ko čia atėjau. Dabar jau galima konstatuoti, kad ramentai ir traumuota koja Elvinai visiškai nesutrukdė. Priešingai, teisėjams šį palangos gražuolė paliko neišdildomą įspūdį. Turite kitų privalumų, kaip paverti teisėjų? Tikrai taip. Nuostabų balsą? Taip, šiandien tai parodysiu. Ir Elvina parodė. Elvina, jūs tiesiog raiša lakštingalą? Nuostabu. Dabar raišoji lakštingala pagaliau išsivadavo iš gipso ir net praradusi dalelę savotiško žavesio. Kūrybinėje X Faktoriaus stovykloje ji pirmoji iš merginų pateko į kitą etapą. Norėjau tau padėkoti, kad buvai su mumis ir toliau liksi su mumis. Šokas buvo iš tikrųjų. Dar dabar sakau, nesuprantu, kas įvyko. Kadangi liko tik tai vienas žingsnelis iki tų finalų, kitų tiesioginių eterių, iš tikrųjų dabar labiausiai nori eiti tolyn ir liūdniausia būtų iškristi. Galbūt Elvina tik blefuoja. Puikiai žinodama savo galimybės, ji apie iškritimą net negalvoja. Tačiau konkurencija žvėriška. O merginos juk mėgsta gauti tai, ko nori. Ar ne? Man atrodo visiems noris, bet man ypatingai noris. Bet manau, kad čia būtų labai geras šansas. Ir jį reikia išnaudoti. Sveika. Ir sėkmės. Primena šitą džiazų manierą. Protingas žingsnis. Show me the source of the light. I'm becoming affected. Seeing the glow of the white is what I have detected. Feeling again of my life. It's a shiny reflected. Love injected. Love injected. Your love revives my soul. And I know you choose it. Ei, bičiuli, tu dar čia? Spausk prenumeruoti ir visus naujausius X Faktoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.